Lord make for me. Tai sveiki visi naujo video, ar? Ir šiame video mes ką gaminsim, mes vėl gaminsim saulutę ir 397 tą pačią saulutę jau trečią kartą, bet gal neatsibodo jums. Jei neatsibodo, tai labai gerai, bet man atrodo, kad jums jau atsibodo. Tai ta saulutė va štai taip va kažkaip atrodo, ne? Tai mes pirmą, nuo ko pradėsime, mes pradėsime nuo to apskritimo. Iš ko mes tą apskritimą gaminsim? Mes gaminsim iš 30 mm storio juostos ir čia 4 mm storis. Tai va, tai žodžiu aplink va tą va viniosim, padarysim tą apskritimą. Tai dabar pradedam. Mes jau turime tą apskritimą padarę ir dabar mes ką darysime? Toliau mes dabar darysime ten tuos 8 smaigalius, ne? Nes mums vis tiek čia nieko kalt nereikia, tai aš greitai padarysiu, nelabai tų žarijų yra, nebedėsiu anglių, va to žodžiu smaigalius padarysim. Tai nieko nelaukia ir iš karto pradedam. Greitai viską surodau, nes jeigu norite pamatyti, kaip ten lėčiau darau, tai yra ten tas pirmas video, saulutės aprašymą įdėsiu, jei nepamiršiu jo. Jei nepamiršiu įdėsiu, nes čia Vytautas gali ir užmiršti. Tai va, žodžiu, įdėsiu į aprašymą, jeigu ką. Ir šiandien balandžio 1, jo, šiandien balandžio 1. Tas video išeis į gegužę jau. Sorry, kad aš taip nukeliu, bet man valandas jaučiu reikėtų važinėti ir aš nelabai čia dirbsiu. Tai aš sakau, gal prikaupsiu tų video. Nes blemba teisė aš labai noriu. Aš be teisės dabar esu realiai. Be teisės. Man reikia teisų ir man reikia, mašiną dar reikia. Jo, bet pirmą teisės, tada mašina. Bet mašina ir be teisų važiuoja. Taip, sudedi, bet jeigu pagauna man... Man šakės. Tai va, pradedam tos smaigalius daryti. Tai gerai, mes jau turime, žodžiu, tos smaigalius padarę, ne? Ir dabar mes ką toliau darysim? Mes toliau darysim ten tuos, kaip sakant, jau kryžius. Atsiverčiam puslapį. Tai dabar va tas va, 2 dalis padarom tą kryžiaus. Tai ir pradedam daryti. Gerai, mes jau turime nukalę tos kryžiaus dalis, ne? Va štai čia, žodžiu, tos kryžiaus dalis ir dabar mes darysime, žodžiu, tą patį strypą, ne? Pagrindinį. Tai aš turiu atsipjovęs 7 cm, 16 ant 16 kvadratą, tai nieko nelaukia ir pradedame mes įformuoti į tą patį strypą.
Gerai, aš jau turiu pabaigęs visiškai viską, sakiau, kad tik tą strypą nukals, bet nukaliau ir tą kitą kryžiaus dalį. Žodžiu, va čia va tas, kur ties viduriu bus ir menuliuko tą dalį, tai dabar nieko nelaukia. Išgrėžiam visur skilutes, užkniediju va čia va, užkniediju čia va, užkniediju, saulutę užkniediju, ne? Ir tada viską ant to rato užkniedysim, bet pirmą išgrėžiam ir užkniedijam ant tų, žodžiu, kitų ten stripų, tai pradedam. Gerai, aš iš tikrųjų čia viską jau turiu ir sukniedijęs. Štai taip va, atrodo, sakiau, ten dar pakalbėsiu gal prieš kniedimą, bet iškart viską sukniedijau. Tai va taip atrodo, tai mes dabar ją nušvičiam, ne? Ir nuriebalinam, nudažom, žodžiu, nulakuojam, nugruntuojam, nežinau čia kaip daryti, bet dabar tai ir padarom. Na gerai, aš jau turiu pilnai pabaigęs tą saulutę ir štai taip ji atrodo. Tai tikiuosi, kad patiko video, kaip gaminau šią saulutę. Jeigu norite nusipirkti kažką panašaus, gal ir tokią pačią saulutę, galite apsilankyti vytautaskalvis.com, pateikti užsakymą, ten viską jūs žinot, arba į Messengerį parašyti, arba paskambinti, koks ten skirtumas, kaip padarysi, taip susitarsim. Tai va, tai štai taip atrodo, parašykite į komentarus, ką manote. Nu, aš čia trečią kartą, žinai, darau tą saulutę, tai gal jau nieks rašyti nebenorės. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir sutiksime kitame.